Šį kartą apie tikintį žmogų. Koks jis yra? Jo požymiai. Jis pozityvus, ramus, harmoningas. Jo žodžiai, mintis, žodžiai ir veiksmai, poelgiai yra harmoningi. Viskas, tokiam balanse, ne? Jis jautrus žmogus, empatiškas. Ir nebūtinai jis turi sėdėti ir verkti su jumis kažkokioje bėdoje, bet jis palaiko kitus žmones, įkvepia. Ir stengiasi šitoje sunkioje situacijoje parodyti tą šviesą, parodyti, kad pakelti tavo sąmonę į aukštesnį lygį ir parodyti, kad, galbūt čia yra kažką moko šitą situaciją. Turi priimti tą situaciją, kai tu negali jos pakeisti. Ir visame tame parodyti tą dieviškąjį planą. Nes, labai dažnai nėra vien tik balta ir juoda. Gyvenime yra labai daug spalvų. Ir į viską mes turėtumėme žiūrėti pozityviai, ką ta situacija moko, kas ten gero iš to gali įvykti. Ne? O negalvoti, kad oi, koks aš čia vargšas, kaip čia man blogai, kaip čia dabar įvyko, kaip čia kas su manim pasielgė, oi, nebūti aukai, jokių būdų. Šitas žmogus tikintis žmogus, yra pilnas idėjų, entuziastingas ir užkrečia kitus. Tai yra lyderio savybės. Ir aišku, jis yra lyderis pats savo, žino, kur eiti, kaip gyventi, ką daryti. Jisai viską žino, jis eina iš širdies, jis gyvena iš širdies. Ir po to jis gali padėti kitiems. Jis gali netgi išgyventi jūsų situaciją, jis gali, jeigu jūs jam pasiguosite, aišku, jeigu jūs ištisai guositės, tai nuo tokių žmonių reikia bėgti, bet jeigu yra reali situacija ir sudėtinga, tai tie žmonės dažniausiai padeda kitiems, tuo, ko gali, žiūrint, priklausomai nuo situacijos, gelbėja žmonės, padeda jiems ir tas padėjimas jis gali būti visoks. Bet visada parodys, kad, gal neilgai, gal čia tu turi imtis kažkokių darbų, kodėl tu čia užsisėdėjai, gal tau reikia, parodyti kažkokių kitokių variantų, jeigu tas žmogus nemato, ir parodyti tame dieviškumą. Tikinčio žmogaus aplinka tokia pat, kaip ir jis. Tai yra, jis bendrauja su tokiais pat žmonėmis, kaip ir jis. Nes tuose žmonėse yra kažkokia dalelė tavęs. Ir aišku, jis bėga nuo apkalbų arba labai gražiai užčiaupia, klausyk, man čia neįdomu tie plepalai apie kitus ir nuo tokių piktų, negatyvių žmonių, kurie apkalba kitus, tai jisai pasitraukia ir su jais nebendrauja. Jis yra darbštus, veiklus ir visada veiksme. Visada užsiėmęs, pas jį visada visokių veiklų, jis turi laiko savo, medituoja, meldžiasi, turi arba išvykti į gamtą, sportuoja būtinai. Ir jis turi labai daug energijos, nes kuo daugiau darai, kūrėjas sako, šitas daro, dar daugiau duoda. Sako, šitas daro dar daugiau, jis visada turi daug energijos ir viską jis daro iš širdies, nes, kūrėjas ir yra pas mus širdelėje, ne? Jis nori palikti palikimą kitoms kartoms. Tai yra milijonieriaus ir milijardieriaus sąmonė. Tai čia, bet palikimas tai nėra daiktai, tai nėra galbūt netgi ne pastatai. Aišku, statymas tai yra tai yra didelis dalykas, architektai ką palieka pasaulyje, tai yra didelis dalykas, bet pažiūrėkit, kas dabar vyksta. Jeigu bus kažkoks žemės drebėjimas arba ten užpils vanduo ir jau jo neliks. Išliekamoji vertė yra toje knygoje Violetos Petraitienės 7 sąmonės augimo ciklai. Tai paskaitykite tą knygą ir
išlikimo vertė yra tai, ką jūs paliekate. Tarkim, žmogus išeina, va aš dabar išeisiu ir apie mane kalbės tūkstantmetį. Bet aš fiziniam lygmenį aš nepalieku, aš tik tai saloną, bet ir tas ne mano. Nu, jeigu, tarkim, išeičiau, ne? Tai čia priklausys viskas nuo jūsų, ar aš čia išeisiu ar ne. Ne? Jeigu jūs gelbėsit, neišeinu. Jeigu išgelbė, tai būsiu su jumis. Ir apie mane kalbės dar 1000 metų. Tai va čia yra palikimas. Nes visi atsimena, kaip tas žmogus elgesi, jaučiasi bendraudamas su tuo žmogumi. Kokią energiją, kokį jausmą perduoda tas žmogus, kai tu su juo bendrauji. Va čia yra pati aukščiausias pilotažas. Va čia yra tikinčio žmogaus valiuta. Aplamai žmogaus valiuta. Ir tas žmogus dažniausiai globoja žmonės, kitus. Tai jisai gali duoti, užsidirbti versle, jis gali atiduoti kažkokius daiktus, rūbus, paremia ir nebūtinai pinigais, jis duoda idėjas kitiem. Nu, čia gaunasi tas pats, ką ir prieš tai pasakiau. Ir tiesiog visame kame pozityvas. Tai tas pozityvas yra manyje. Nesvarbu, ką su manim darėte. Aišku, buvo ten kažkoks man toks etapas, kur aš labai buvau tiesiog su niekuo nebendravau, tik su savo klientu ir leisdavau labai ramią muziką salone. Bet labai daug klientų patiko visą šitą, nes labai daug chaoso aplinkui, siaubingai. Tai čia tiems visiems, kurie nemato, negirdi, va tokie kaip Evelina, šitą Irutę, ir visi kiti negirdi, ir tokių žmonių milijonai, milijardai, kurie nemato ir negirdi, ką daro su mumis. Tai jie sako, kad viskas čia gerai. Gerai yra gerai. Tikrai nėra gerai tai, kas dabar vyksta. Mes esame ant civilizacijos susinaikinimo krašto, ant pačio kraštelio. Nes jeigu neliks Lietuvos, neliks visos žemės. Pasirinkimas jūsų visų. Ir čia tiem akliem, kur tiem aš visiems duodu, jie turi akis, mato, bet nemato. Jie turi ausis, bet jie negirdi, kas vyksta, jie nesuvokia. Jie tiesiog nesuvokia. Tai čia visi tie video apie tai. Ir kad išgirstų ir suprastų, kas vyksta aplinkui. Ne? Ir visiškai nekreipkite dėmesio, kaip aš atrodau, ką aš ten apsirengus, ne apie tai. Ašgi viską darau iš lovos, paguliu lovai, darau tuos video, ne? Tai nes aš neturiu energijos, bet mano visi yra video tokie energingi, nes aš noriu duoti jums tą draivą, kad žmogus būdantis tokioj būsenoj, jisai gali duoti jums energijos. Gali. O šiaip jau mano vardas bus Ala po to. Mane jūs jau pribaigėt ir dabar jau aš nebe ta pati Beata, tikrai ne. Tai va tiek apie tikinti žmogų ir iki, su meile. Viską darau su meile.